Pirmas modulis. Pakeiskite mąstymą. Šiame modulyje kalbėsime apie tai, kaip svarbu keisti savo mąstymą, norint gyvenime pasiekti geresnių rezultatų. Nikas kalbės tokiomis temomis, kaip įvertinti savo dabartinį mąstymą, kaip pakeisti savo mintis ir ribojančius įsitikinimus, pakylant virš praeities ir atpažįstant X faktorius jūsų gyvenime. Būtinai turėkite užduočių lapus po ranka, kad galėtumėte atlikti pratimus modulio gale. O dabar prisijungime prie Niko pirmajame modulyje Pakeiskite mąstymą. Džiaugiuosi šio kurso moduliais ir kelionę, kurią ketinate pradėti. Žinau, kad nekantraujate juos imtis, pakilti virš visko savo gyvenime. Štai ko aš net neabejoju. Jei iš pat pradžių nepakeisite savo mąstysenos, nuomonės, tuomet niekas ir nepasikeis. Taip tikrai nutiko ir mano gyvenime. Nuolat turėdavau performuoti ir perdėlioti savo paties mąstymą, kad bet kokio lygio sėkmė taptų įmanoma. Nebuvo lengva, bet pats įsitikinau, kaip mąstymo galia paveikia viską, ką darome. Noriu, kad performuotumėte ir sustiprintumėte tuos raumenis, pakeisdami savo mąstymą. Svarbiausias žingsnis, kokį galite žengti, keisdami mąstymą sėkmės link, yra pirmiausia nuoširdžiai peržvelgti savo šiandieninį mąstymą. Turite įvertinti šiandienos realybę, kad sąmoningai imtumėtės tolimesnių veiksmų. Pastebėjau, kad yra 3 mąstymo lygmenys, kurie gali egzistuoti tuo pačiu metu. Pirmasis lygmuo yra pagrindinis. Vadinu jį pirminės reakcijos lygiu. Nes būtent taip ir nutinka. Kai esate vaikas, negalvojate apie savo reakcijas ir kaip jos paveiks jūsų gyvenimą. Jūs tiesiog reaguojate. Ir tai darote nedelsiant. Jūs reaguojate į situaciją, aplinką, jūs supančią kultūrą, viską. Kai buvote kūdikiai, į nepatinkančias aplinkybės reaguodavote rėkdami ir verkdami. Būdami vaikai, jūs daugiau verbalizuodavote savo reakcijas ir taip užsitikrindavote, kad jūsų tėvai puikiai suprastų jūsų norus ir nenorus. Jūs nepersvarstydavote ir nefiltruodavote savo reakcijų, leisdavote joms pasireikšti ir diktuoti jūsų veiksmus ir nuostatas. Laimiai, jūs iš šios stadijos išaugote, tiesa? Ar bent jau turėjote išaugti? Minėtos stadijos metu jūs prižiūrėjo jūsų tėvai ir kiti suaugusieji. Taigi galiausiai išaugote šį pirmą mąstymo lygį. Taip, apie tai daug negalvojate. Jei galvotumėt, iškart suprastumėt, koks baugus gali būti šis mąstymo lygmuo, nes jis suteikia visišką kontrolę jūs supančiai aplinkai. Gyvenimas bėga ir jūs tiesiog į jį reaguojate. Jūs neprisimate atsakomybės už nieką, jūs tiesiog esate aukos, pasiduodančios gyvenimui. Jūs nieko nekontroliuojate ir negalite nieko dėl to padaryti. Ir tai siaubingas mąstymas. Ar jūs jaučiate savo aplinkybių auką? Lyg nebūtų galima padaryti visiškai nieko, kad padėtumėt savo, kad nukreiptumėt įvykius geresnė linkme? Kai buvau 10 metų, sirgau depresiją ir pirmą kartą pabandžiau nusižudyti. Nemačiau galimybės ištrūkti iš mane supančių aplinkybių. Jaučiausi našta savo tėvams. Galvojau, kad neturiu karjeros, galimybių. Niekada nevesiu, nesukursiu šeimos. Visa tai buvo pirminės reakcijos į mane supančias aplinkybės. Ir kuo daugiau apie jas galvojau, kuo labiau tikinau save, kad nėra nieko, ką galiu pakeisti, tuo labiau įtikėjau, kad geriausias pasirinkimas visų labai būtų paprasčiausiai visą tai užbaigti. Laimiai, tą tamsų laikotarpį išgyvenau. Tačiau reikėjo išmokti nepasiduoti pirminėmis, natūraliomis reakcijomis. Matote, supratau, kad negaliu pakeisti savo jausmų dėl to, kas su manimi įvyko. Bet galiu pasirinkti, kaip apdoroti tuos jausmus ir formuoti savo reakcijas taip, kad galėčiau jas produktyviai išnaudoti. Tai antrasis mąstymo lygmuo. Persvarstyti ir pakeisti savo reakcijas taip, kad jos padėtų, o nekliudytų. Turite nuspręsti pakeisti savo mąstymą. Jis nepasikeičia savaime. Jei niekada jo nepakeisite, visuomet išliksite savo pirminių jausmų vergu. O pirminiai jausmai dažniausiai yra siaubingas gyvenimo vedlys.
Kaip jūs? Kuriuose savo gyvenimo srityse vis dar esate užstrigę pirmajame mąstymo lygmenyje? Kaip dažnai jūsų reakcija yra išankstinė ir neapgalvota? Ar tai nutinka darbe, namuose, būnant su šeima, bažnyčioje, sportuojant, mokykloje su mokytojais, galbūt su artimaisiais draugais? Būkite savo nuoširdus. Kai svarstysite apie mąstyseną skirtingose situacijose, tikiu, kad bent vienas iš mano išvardintų scenarijų pataikė tiesiai jums į skaudžią vietą. Užrašykite tai žemiau. Parašykite, kodėl šis sritis tai pasireiškia. Parašykite, kodėl manote, kad šioje srityje užstrigote pirmojo lygmens mąstyme. Tuomet parašykite keletą žingsnių, kuriuos toje srityje galite žengti link sekančio lygmens mąstymo. Tai bus kaip asmeninis priminimas savo, kai žengsite į šią aplinką. Galbūt netgi norėsite sukurti kalendoriaus priminimą, kad neužmirštumėte, kad minutę ar dvi sustotumėte ir permąstytumėte. Visa magija vyksta trečiojo lygmens mąstyme, nes būtent čia jūs pakeičiate savo mintis, kurias daugiausiai nukreipdavote į save patį. Ir vietoj to daugiau dėmesio skirsite mintims apie jūs supančius žmonės. Kai pradėjau permąstyti ir perrašyti savo paties pirminės reakcijas į mane supantį pasaulį, ir pradėjau vis geriau jaustis antrajame mąstymo lygmenyje, iškart pastebėjau kitus, kurie kovojo su tomis pačiamis problemomis bei siaurų mąstymų. Kadangi jau buvau išaugęs iš vaikiškos mąstysenos, į labiau subrendusią, galėjau galvoti ne tik apie save, savo mintis, jausmus, aplinkybės, pasiekimus ir ką žmonės galvoja apie mane. Bet pastebėjau, kad man Dievo suteiktomis dovanomis ir galimybėmis galiu padėti kitiems. Ironiška, kad padėdamas kitiems tokiu būdu, kaip tik sugebu, jaučiuosi kaip niekad reikšmingas ir daug žadantis. Tikiu, kad šis jausmas pažįstamas mums visiems. Kadangi jau esate pasiruošęs pakeisti mąstyseną ir pereiti visus 3 mąstymo lygmenis, įsivardinkime keletą pagrindinių patarimų, kuriuos reiktų atsiminti. Vadinu tai permąstyti savo įsitikinimus, nes ši užduotis to reikalauja. Turite sąmoningai koreguoti savo mąstymą, kad iš tikrųjų perimtumėte mąstyseną vedančią sėkmės ir tikslo link. Pirmasis esminis įsitikinimas, kurį turite priimti, yra, kad ribos, kurias nustatote savo, yra daug stipresnės ir sunkiau įveikiamos nei tos, kurias jums nubrėžė gyvenimas. Jūsų pačių mintys ir įsitikinimai gali sulaikyti dažniau nei bet kokios aplinkybės. O dar kitaip, kartais turite savo priminti, netrukdyti eiti savo likimo keliu. Daugelį žmonių sukrečia tai, ką esu pasiekęs gyvenime. Ir manau, kad tai suprantama. Bet tai tik įrodymas, kokios galingos gali būti mus ribojančios mintys. Kai dėl savo įkalbėtų trūkumų galvodavau, juk negaliu kažko padaryti ir turėti, taip ir nutikdavo. Šiandien aš laimingai vedęs, esu 4 vaikų tėvas, turiu klestinti verslą, kiekvienais metais kalbu 100 tūkstančių žmonių, su savo nepelno siekiančia organizacija keliauju po pasaulį, pasakoju savo istoriją, jaučiuosi palaimintas. Bet dažnai gyvenime pagalvoju, ar visa tai išvis įmanoma. Daug kartų gyvenime klausiu savęs, jaunystėje, kas norėtų už manęs tekėti? Ką aš jiems galėsiu duoti? Ar galėsiu auginti vaikus? Kokį darbą turėsiu? Ar kada uždirbsiu tiek, kad galėčiau gyventi be kitų paramos? Ar visą gyvenimą gyvensiu su tėvais? Jei būčiau leidęs šiems klausimams mane kankinti, jie būtų mane ne tik riboję, jie būtų paralyžiavę ir neleidę žengti pirmyn. Jūsų įsitikinimai turi tokią galę. Gera naujiena ta, kad kai pakeičiau savo įsitikinimus ir įtikėjau, jog viskas bus įmanoma, pats nustebau, kokie realūs tai dalykai tapo. Kur link keliaujate? Kokios svajonės ir tikslai jums atrodo neįmanomi? Kokie ribojantys įsitikinimai jūs laiko? Galite būti savo didžiausiu skatintoju arba stipriausiu atgrasytoju. Pasirinkimas jūsų.
Kurį variantą renkatės jūs? Kad padarytumėte tai, turite praplėsti dabartinės ribas, kai kurie siūlo mąstyti už dėžutės ribų. Bet kad pokyčiai iš tikrųjų įvyktų, siūlo jums visiškai patraukti tą dėžutę. Praplėskite savo ribas, kad jūsų nebevaržytų ribojantys įsitikinimai. Sekančiame modulyje daug dėmesio skirsime būdams nesėkmės baimę įveikti. Bet juos aptarsiu ir čia, nes tai esminė mąstysenos keitimo dalis. Turėti baimių ir abejonių yra normalu. Negalite pasiekti tikslo jų vengdami. Jūsų tikslas turi būti išmokti su jomis kovoti, ar netgi panaudoti savo labui. Tiek daug žmonių niekada nepasiekia savo gyvenimo tikslų, nes bijo suklysti. Tiek daug žmonių nepasiekia savo gyvenimo tikslų, nes bijo. Svarbu ne nesėkmė. Ir ne kiek kartų jums nepavyks. O tai, kiek kartų bandysite iš naujo. Jūs suklysite. Ir tai yra gerai. Viena įprastų baimių ir nežinomybės baimė. Logiška, ar ne? Baisu žengti keliu, kai nežinai, kur jis veda. Ar kokia bus kelionė. O jeigu jūs pakeltumėte virš šios baimės ir žvelgtumėte ją kaip į nuotykį, ar nebūtų smagu? Kas nemėgsta nuotykių, tiesa? Ir kas gali pasakyti, kad nežinomi ateities įvykiai nebus geresni nei jūsų dabartis? Kodėl visuomet manome, kad bus blogiau? Galbūt to reikėtų laukti, o nebijoti. Pagalvokite apie tai, ką jau žinote dabar, bet nežinojote anksčiau, arba grįžkite į laikus, kai nerimavote dėl ateities, nes nežinojote, kas nutiks. Dabar šis gyvenimo etapas, kuris tuo metu buvo nežinomas, nėra nieko reikšmingas, nes jums jau pažįstamas. Paprastai sakant žodį nežinoma, iškyla negatyvi jo reikšmė. Noriu priminti žmonėms apie teigiamą nežinomybę, kaip jie mėgstų vadinti X-faktorius. Ilgainiui šie X-faktoriai gali pasitarnauti kritiniais jūsų kelionės momentais, tokiais būdais, apie kuriuos net nepagalvojate. X-faktorius gali būti jūsų sutikti žmonės, tokie kaip investuotojai ar mentoriai. Tai gali būti išradimai ir inovacijos, kaip internetas ar mobilieji įrenginiai. Tik pagalvokite apie laikus prieš 20 metų, kai nei vienas nenumanėme, kaip stipriai internetas ir mobilieji telefonai paveiks visų mūsų gyvenimo sritis. X-faktoriai gali pasireikšti tokiais būdais, apie kuriuos niekada nepagalvojote. O tai ir sudaro visą esmę. Turite į ateitį žvelgti su viltimi, tikėdami, kad jūsų laukia daugiau teigiamų nežinomųjų nei neigiamų. Jūsų darbas yra nuolatos dairytis. Beformuodami naują mąstyseną, nepamirškite nuolatos mokytis. Turite būti atviras naujoms mintims. Dabar svarbiausias dalykas yra suvokti, kad didelės svajonės ir tikslai reikalauja daug nežinomybės. Todėl turite priprasti prie nežinomybės. Ji yra natūrali, netgi naudinga proceso dalis. Tapkite gyvenimo mokiniu ir pakeiskite mąstyseną, kad nesėkmės taptų jūsų ateities sėkmių dalimi. Kokias nesėkmės esate išgyvenę, kurios prisidėjo prie vėlesnės sėkmės. Kita užduotis, keičiant mąstymą, yra pakilti virš praeities. Ji dažniausiai prasideda nuo atleidimo. Galite galvoti, kad atleidimas čia nieko nesusijęs. Bet kai esate susipykę dėl to, kas jums nutiko, dėl aplinkybių, supykę ant to, kuris jūs nuskriaudė, faktiškai neįmanoma judėti toliau. Tai vargina ir stabdo jūs. Tai taip pat gali paskatinti laikytis klaidingų įsitikinimų. Pavyzdžiui, jei kas nors jums pasakytų, jog niekada nieko nepasieksite, ar kad nesate pakankamai sumanus, ką nors atlikti, o jūs laikytumėte to žodžius tiesa, jūsų pasąmonė ne tik patikėtų, kad tai tiesa, bet jūs dar ir jaustumėte pyktį tam žmogui, kuris jūs pažemino. Atleidimas yra dovana, kurią savo dovanojate. Ir ji nieko nekainuoja, bet ir išlaisvina. Galite atleisti tam, kuris neprašė atleidimo, ir galite atleisti tam, kuris atleidimo netgi nenusipelnė.
Leiskite paklausti klausimo. Ko vis dar laikotės, nors turėtumėte paleisti? Paleiskite, kad skristumėte aukštai ir pakiltumėte virš esamos situacijos ir įsitikinimų, kad pradėtumėte gyventi prasmingesnį gyvenimą jau nuo šiandien. Jūsų ateitis galinga tik tiek, kiek jai leidžiate tokia būti. Paleidę negatyvius įvykius iš praeities, galėsite judėti į priekį. Jei būtų tik vienas dalykas, kurį norėčiau, kad įsineštumėte iš šio modulio, tai būtų tai. Jūs privalote, neabejotinai privalote jausti dėkingumą. Yra tiek daug dalykų, dėl kurių šiame gyvenime galite būti dėkingi, bet tai taip pat paprasta juos pražiopsoti. Duosiu jums pavyzdį. Vieną dieną, kai buvau 13 metų, žaidžiau futbolą ir užsigavau savo mažytę koją taip stipriai, kad net negalėjau praeiti. 3 savaitės gulėjau lovoje. Pasijutau visiškai bejėgis. Negalėjau žaisti, negalėjau eiti, jaučiausi sustingęs. Negalėjau daryti nieko, ką buvau pratęs, ir tai buvo vienas geriausių kada nors man nutikusių dalykų. Jis pakeitė visą mano paradigmą. Štai kodėl. Vieną dieną buvau susikoncentravęs, kad neturiu galūnių. Kitą dieną tapau toks dėkingas savo mažytei kojytei, kuri padėjo man judėti, vaikščioti, valdyti savo neįgaliojo vežimėlį, plaukioti, žvejoti, užsiiminėti banglenčių sportu. Tomis savaitėmis, kai buvau prikaustytas prie lovos, tapau dėkingas savo mažai kojytei, taip kaip niekada anksčiau. Suvokiau, kad turiu susiformuoti dėkingą požiūrį viskam. Nes skundai, kad kažko neturiu, ar noras turėti ką nors kitaip nieko nepakeis. Sėkmingi žmonės nesiskundžia. Jie neužstringa praeityje ar tame, ko neturi. Jie dėkingi už tai, ką turi ir kas yra įmanoma. Kaip įvertintumėt savo dėkingumo lygį 10-balėj skaliai? Ar save laikote dėkingu žmogumi? Ar kiti jūs tokiais laiko? Ar galėtumėt jų paklausti? Štai jums iššūkis. Pasirinkite 3 žmonės iš savo aplinkos ir paprašykite jų įvertinti jūsų dėkingumą skalėje nuo 1 iki 10. Tuomet paklauskite, kodėl jie davė tokį vertinimą. Jei esate susituokęs, būtinai šio klausimo paklauskite savo antrosios pusės. Jei turit vaikų vyresnių nei 10 metų, jie taip pat gali būti gerų pasirinkimų. Giminaičiai, tėvai, bendradarbiai, bažnyčios bendruomenės nariai. Klauskite tų žmonių, kurie gali būti su jumis atviri ir nuoširdūs. Ir kurių nuomonės jums rūpi. Nesiginčykite atsakymų, o atvirai priimkite tiesą iš jų perspektyvos. Kai gausite atsakymus, paskirkite bent 10 minučių apmąstymams apie tai, ką išgirdote. Ar jų vertinimai panašus su jūsų paties? Kurie atsakymai jūs nustebino? Kodėl? O svarbiausia, kokį žingsnį turėtumėt žengti, kad jaustumėtės dėkingesnis? Dėkingumas yra mano gyvenimo kelionės pagrindas. Ir aš viliuosi, kad jūsų dėkingumas palaipsniui stiprės kiekvienoje gyvenimo srityje. Aš jums pažadu, pajusite skirtumą. Kalbėdamas apie mąstymą, turiu tiek daug pasakyti. Galėčiau šnekėti apie tikslų nusistatymą, kliūčių pavertimą galimybėmis, apie harmoningą gyvenimą, ar bent jau apibūdinti, ką tai reiškia. Dabar to nedarysiu, nes šioms sritims paskyriau atskirus modulius. Kol kas noriu, kad tiesiog įvertintumėte savo dabartinę mąstyseną ir atpažintumėte, kaip ir kada jūsų mintys jūsų laiko. Ar esate užstrigęs vieno lygmens mąstyme ir leidžiate pasauliui diktuoti jūsų gyvenimo įvykius? Ar jūs pats save stabdote vietoj to, kad paskatintumėte atradimams? Esate dėkingas, ar dar yra vietos tobulinti dėkingumo požiūrį? Kad ir kaip bebūtų, pasirinkite tai pakeisti. Naudokite šio modulio dalyvio vadovu ir dirbkite su juo. Giliai apmąstykite klausimus. Būkite atvira savo.
Tuomet susiplanuokite tinkamiausius sekančius žingsnius link naujų aukštumų. Niekas nepasikeičia, kol nepakinta jūsų mąstymas. Aš tikiu jumis ir noriu, kad jūs taip pat tikėtumėte savimi. Kad ir kur bebūtumėte šiandien, patikėkite, kad galite pakilti virš visko ir pasiekti naujas aukštumas, pradedant nuo šiandien. Niekas nepasikeičia, kol nepasikeičia mintys. Ir Nikas ką tik davė nuostabių patarimų, kaip pakeisti mąstymą. O dabar pritaikykite šiuos patarimus savo gyvenime. Tikimės, kad atsispausdinote užduočių lapus, kurie pridedami prie šio modulio. Skirkite šiek tiek laiko pateiktiems pratimams per ateinančias 24 valandas, kad tai, ką išmokote, panaudotumėte rimtiems gyvenimo pokyčiams. Visų pirma, atidžiai peržiūrėkite skyrių, kaip pakeisti savo įsitikinimus. Užrašykite pirminius įsitikinimus, kurie jūs stabdo. Rimtai juos apsvarstykite ir skirkite tiek laiko, kiek tik reikia. Pirmasis žingsnis, norint įveikti šiuos įsitikinimus, yra juos įvardinti. Taip pat būtinai atlikite pratimus pirmojo lygmens mąstymo dalyje. Apsvarstykite situacijas, kuriuose manote, jog užstrigote pirmojo lygmens mąstyme. Užduočių lapuose esantys pratimai padės jums pakeisti mąstymą. Galiausiai peržiūrėkite dėkingumo skalę, kuri yra užduočių gale. Gyvenime atsiranda tiek daug naujų galimybių, kai reiškite dėkingumą. Būkite atviras savo. Naudokitės užduočių lapais, kad neatitrūktumėt nuo šiame modulyje taikomų principų. Užpildykite juos, kad vėliau galėtumėt vėl peržiūrėti. Puikus darbas užbaigus pirmąjį modulį, pakeiskite mąstymą.